Sveiki. Taigi, matot, jau šiandieną esu iš Lietuvos, džiaugiuosi lietuviška žiema. Ir aišku, tas dangus toks liūdnas, bet kažkaip tai psichologiškai teisingiau, kai yra žiemiškas oras, negu kai +20 ir papuoštos eglutės. Kažkaip tai iki šio laiko negaliu prie to priprasti. Taigi, mėlyjeji, pirmiausia, kaip visada, palaikykite mus, spausdami patinka, prenumeruodami ir dalindamiesi mūsų tą medžiagą. Ir aišku, spauskite patinka, tai yra, atsiprašau, stebėti Facebook'e, kadangi ten dedu visą medžiagą. Na, tai kas mūsų laukia dabar jau nuo tos paskutinė praktiškai savaitė, tai yra šventinė savaitė, tai yra nuostabi savaitė, todėl aišku visus labai nuoširdžiai sveikinu su ateinančiom šventėmis, su saulėgrąža, su naujom viltim, turint galvoje, kad jau juodas mėnulis iš Lietuvos horoskopo išėjo ir mes matėm aišku su kokiu trenksmu, kas čia vyko Lietuvoje, buvo tikrai taip liūdesys ir kadangi Lietuvos horoskope juodas mėnulis Lilit yra pirmam būste, tai yra tauta. Todėl mes matėme, kiek įvairių žmonių grupių nepasitenkinimų ir kultūrininkai, ir žemės ūkio darbuotojai, ir vežėjai nepasitenkinimą rodė, ir policija nepasitenkinimą rodė. Žodžiu, visi biškutį judėjo, nes kažkaip tai blogai jautėsi. Taip ir išėjo į gatves pasakyti išsakyti savo lūkesčių, liūdesio, nepasitenkinimo. Taigi galima teigti, kad Lilit iš mūsų horoskopo Lietuvos išėjo su trenksmu. Na, dabar perėjo jau į Šaulį, taigi Šauliai iškart sakau, nusiraminkit, nepergyvenkite, pas mane Facebook'e ant sienos yra lentelė, kur kokiais metais, nuo kada iki kada būna juodas mėnulis Lilit. Ir net jeigu jūs esate šauliai, tai nereiškia, kad jūs tai lies, nes jūsų mėnulis gali būti juodas ir ožiaragyje, ir avine, ir mergelėje, na visur kur. Todėl sakau, tikrai galvos nesukite, įeikite į mano Facebooką, jis yra viešas. Ir paieškokite tos lentelės, aš gal dar persidalinsiu ją, kad jums nereikėtų ten naršyti per daug ir susiraskite. Iš karto atsiprašau, kad ten rusiškai, bet žinot, iš interneto paimu, nes turėjau tokių jau pastebėjimų, kad kaip čia dabar rusiškai, angliškai susiraskite, nes iš tikrųjų, yra kaip yra, vienu žodžiu, kadangi iš tos kartos, kai visa literatūra, visos programos iš tikrųjų yra rusų kalba ir dėja taip yra. Liūdna, bet taip yra. Taigi, dabar ko galima toliau reiškia? Taigi, džiugesys, nes jau juodas mėnulis nebėra Lietuvos horoskope, jis išėjo į Šaulį ir dabar gyvensime šiek tiek ramiau šitą savaitę. Turint galvoj, kad visi pulsime prie pečiaus, daryti ten pyragų, kepti duonos, farširuoti, marinuoti ir kalakutus farširuoti, reiškia šventėm kepti ar ten žąsis. Tai va, dabar nepergyvenkite, jeigu negalite susikaupti, nes Merkurijus bus tikrai labai toks, išėjęs atostogų. Merkurijus irgi atostogauja. Ir jis irgi ruošiasi šventėmis, todėl jūsų galva bus sunki. Visi tiksime tik fiziniam darbo judėjimui ir jokio protinio darbo, nes negalėsite susikaupti. Jeigu jums reikia net kažkokią skubią ataskaitą atiduoti, tai tikrai nepergyvenkit, po švenčių padarysite 10 kart greičiau, lengviau ir kokybiškiau negu dabar. Todėl tikrai dabar, jeigu jums tenka eiti darbą nuo 8 iki 5, geriau tikrai gerkite kavytę, tortukai, keiskitės dovanom, tai bus daugiau naudos. Taigi, kaip grįžtu vėl prie tos minties, kad reiškia, būsim daugiau tokie, judėsim, norėsim fizinio veiksmo, fizinio darbo, tai kaip jau supratote, kad seksis šią savaitę tiems, kurie dirba fizinį darbą. Tiesa, dar dėl Merkurijaus įtakos noriu pasakyti tiem, kurie prekiaujate, galite šiek tiek prasčiau prekiauti, nes liūdna, bet prieš Kalėdas galėtų Merkurijus būti geresnis, būtent prekiautojams. Deja, šitą savaitę nėra
nėra labai gera. Na, bet mes žinom, kad po švenčių kartais būna taip, nes aš pagal save žinau, kad būna, kai tu tiesiog atrodo prieš šventes to darbo mažiau, po švenčių staiga, kai užpuola, tai visiems reikia. Čia yra, sakau, susijęs su Merkurijum, čia nieko nepadarysi. Tai, sakau, dabar, kai judasi, tai ir judėkime. Dabar kiti dalykai yra gana sėkmingi. Kažko labai blogo nenusimato ir šitą savaitę tikrai yra puikiai ta, kad emocinis fonas bus geras ir žmonės, nežiūrinti tai, kad, Facebook'e, aišku, geriau neatsidaryti, nes ką neatsidarai, pastoviai kažkokių tai labai neigiamų informacijų, tai biškutį širdį užkala, bet jeigu tik tai draugauti su savo draugais, reiškia bendrauti, tik tai artimiausiam rate, tai aš manau tikrai visai galima susikurti tą savo smagius vakarus, net jeigu esate vienišiai. Na, o kurie gyvenate šeimose, porose, tai aišku, jau nuo čiauškėjimo vaikų ir anūkų, tai čia nėra bėdos, yra ką veikti ir užsiimti, ir stalo žaidimai, ir viskas. Taigi tikrai labai toks šventinis bus periodas, malonus ir minkštas. Svarbiausia, sakau, žiniasklaida labai atsargiai dozuokite, kadangi, yra taip, kaip yra. Dar ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad būkit laimingi, su šventėm, pradėkite nuo savęs keisti pasaulį. Jeigu kažko piktinatės, geriau pradėti keisti nuo savęs. Aš to nedarau, mano aplinka to nedaro. Keičiame pasaulį nuo savo buto, nuo savo namo, nuo savo kiemo, nuo savo kaimynų. Ir tada kiekvienas tai darome, plečiam visą tai ir jaučiamės laimingi. Ir dar toks patarimas jau jis galioja, nors aišku jis oficialiai tai nuo 17 vasario, bet kadangi ta 17 vasario bus nelabai gera diena, tai geriau pradėti per Kalėdą, Kūčią ir per naujus metus tai daryti. Neprisiminkite nuoskaudų, neprisiminkite, kas buvo blogo, neprisiminkite kažkokių tai, tų dalykų, kas jau užmiršta, nemalonius dalykus reikia užmiršti, nes šiuo periodu, būtent šiais metais, labai galios tas stebėtojo ir stebimojo ryšys. Jeigu jūs prikelsite stebimą iš praeities, kuris yra toks, nemalonus prisiminimai, tai jūs tiesiog juos materializuosite, galite pažadinti. Ir todėl šiais metais mes ir prie kūčių stalo, ir per naujus metus kalbam tik ypatingai malonius dalykus, išsakom savo garsiai svajones, kadangi tai 2 dienos per metus, kai tai galima daryti. Ir tas svajones išsakome, paleidžiame į kosmosą, tos norus surašome, sudeginam gal vidurnaktį, ir per kūčias irgi smagu į pečių ir į židinį mesti savo norus. Mes anksčiau, dar kai Lietuvoje buvom su vyru, tai visada su vaikais susirinkę kūčių dieną, kai jau viskas yra padaryta, stalas patiestas, maistas pagamintas, jau prieš sėdant, reiškia prieš tą duoną dalinimąsi, mes visada rašydavom visą šeimą ant tokių kortelių spalvotų norus. Ir iš tikrųjų jie labai išsipildydavo. Mes tada tos norus pakabindavom ant virvelės ir kažkur tai, kur skersvėjus, kur duris darinėjasi, kad judintų juos. Ir tikrai, kaip nekeista, mes kelis kartus, reiškia, ir sekėm, ar tai išsipildo, tikrai labai išsipildo. Taigi šitie metai pamėginkite pažaisti tokį žaidimą per kūčias, labai 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 efektyvu. Tai taigi dar kartą būkite laimingi, sveiki, turtingi, gyvenkime visi taikoje ir tikrai viso ko geriausio ir pasimatysim kitą savaitę. Ate.